avinas. Tikėkite, kad kelyje į jūsų kažkokius siekimus ir siekius jūs esate vienas. Šita pilnatis bando iškelti viską jums tam, kad jūs pajudėtumėte iš savo taško mirties ir pradėtumėte eiti ten, kur nesijaučiate auka, bet jūs matote aiškiai savo tikslus. Jautis. Šita pilnatis bando iškelti jūsų emocinius visus lūkesčius, jūsų visas meilės, jūsų visus emocinius tokius jausmus ir įsitikinimus į paviršių. Jūs norite meilės, tai jūs tą meilę turite duoti. Jūs norite emocinės pilnatvės, jūs turite tą pilnatvę dalinti su kitais tam, kad jinai grįžtų pas jūs. Dvyniams reikėtų atsikratyti iliuzijų, kad viskas už jūs turi būti nuspręsta kitų. Dvyniai turėtumėt prisimti atsakomybę už save, už savo mintis ir už savo visas idėjas, nelaukdami, kol tai kažkas padarys už jūs, duos jums idėjų ir duos jums minčių. Vėžiams reikėtų suprasti, kad tik tai atsisakius negeros energetinės auros, tik tai išėjus iš tokių negatyvių energetinių vibracijų, jūs galėsite pamatyti kelią į savo gausą, kuri šiuo metu galbūt slepiasi nuo jūsų, kaip jūs galvojate. Liūtams labai reikėtų išeiti iš aukos pozicijos. Labai stipriai sėdite aukos pozicijoje ir šita pilnatis kelia viską jums į paviršių tam, kad jūs pagaliau pradėtumėt imtis kažkokių tai savo projektų, minčių, kažkokių tai planų, kuriuos jau labai seniai planuojate, bet vis niekaip jų nesiruošiate įvykdyti, nes jūsų manimų jums trukdo tai vienas, tai kitas, tai dar anas. Mergelėms reikėtų nesiknisti praeityje, o įsigilinti į savo vidų, atsisukti į savo vidų. Šita pilnatis jums bando iškelti visas jūsų žinias, kurias jūs esate sukaupę, tačiau kažkaip vis praeitį besisukinėdamos pamirštate, kad tikroji išmintis ir tikrieji tie išgyvenimai, jie yra pas jūs, o ne tai, kas buvo praeitį. Svarstyklėms bando iškelti jūsų kūrybinius procesus, nes greičiausiai sėdite ir mastote, kad kitiems sekasi viskas kuo puikiausiai, tačiau jums kažkaip vis nepavyksta įgyvendinti to, ko jūs norite. Skorpionams kelia tai, kad paleisti įsitikinimą, kad norint kažko pasiekti, nereikia nieko investuoti į save. Ne, nori parodyti jums, kad atėjo laikas savo įsitikinimus patys save kelti į aukštesnį lygį ir kelti savo standartus. Galbūt tiek žmonių, su kuriais bendraujate, galbūt tiek savo darbo ar savo veiklos verslo lygmenį. Šaulys. Laikas būtų paleisti visas nuoskaudas, paleisti visas negeras energijas, visą negerą energetiką ir prisiminti, kad jūs esate ne vienos ir ne vieni. Jūs lydi visa palaikymo komanda iš dangaus ir iš kitur. Jūsų angelai, jūsų vedliai, jūsų sielos, visi vadovai yra su jumis. Tačiau jiem yra labai sunku jums parodyti kažką pozityvaus ir gero, kol jūs dar skendite savo tokiuose negerose ir negatyviai nusistatytose įsitikinimuose ir energetikoje. Tai laikas būtų išplaukti iš šitokios skausmingos energijos. Ožiaragis sako, kad nepasiduok, mes norime visą tai, kas vyksta dabar, norime tuo tau parodyti, kad tu gali ir sugebi ir tau pavyks. Tiesiog savo ugnį, kurią tu galbūt šiai dienai švaistai kažkur kitur, nukreip į savo idėjas, į bebaimiškumą. Ta ugnimi pasinaudok, bebaimiškai eiti į savo tikslus ir kelti savo dar kažkokius didesnius galbūt reikalavimus. Nes ta ugnis, jinai dabar yra švaistoma kaip ir veltui. Vandeniui ateina žinutė tokia, kad tau reikia ieškoti transformacijos būdų. Galbūt per ilgai užstrigai savo kažkokiam senam energetiniam burbule ir visa, kas vyksta dabar, tau norima parodyti, kad
tau yra laikas transformacijoms. Ir tas transformacijas tu turėtum atrasti per žinių ieškojimą, kažkokių tai komunikacijų pagalba. Klausykis tarp žodžių ir skaityk tarp eilučių. Ir tu atrasi, kas yra tai, kas veda tave į transformaciją. Arba bent jau kokius žingsnius tu turėtum to link dėti. Na ir žuvelės. O jau tie jausmai visokiausi. Atrodo pasirinkimų belekiek, bet nežinau, į kurią pusę man eiti ir į kurią mums pusę čia reikėtų save atrasti. Tai irgi atrasite tik tai per veiksmą ir per komunikacijas. Ieškokite žinių, ieškokite mokslų ir nebijokite jokių pokyčių ir juos priimkite atvirą širdimi, priimkite su tuo, kad jūs esate pasiruošusios žuvytės pokyčiams. Ir tie pokyčiai jums padės atrasti savo tikruosius jausmus ir susitvarkyti su tais tikraisiais jausmais. Tai žodžiu, pilnatis blaško belekaip. Čia buvo bendra kolektyvinė žinutė, o jeigu tau norisi asmeninių įžvalgų, mielai kviečiu į ezoterinę kaučingo konsultaciją. Iki pasimatymų.